Lietuvos restoranų vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijos prezentacija Pažink Italiją. Asociacijos narė Liucija Makovska pristato naujų skonių antipasti paruošimą. Matom 3 rūšių, jų pagrindas, kaip matom, yra vienodas, tai yra trapi plutelė. Dabar trumpai papasakosiu apie kiekvieną iš jų. Yra ryžiai verdami kaip rizoto, į pabaigą yra dedama pomidorų padažas su bazilikais, taipogi nuskaninta yra su parmezano sūrium ir viduj mes rasime mozzarella. Paniravimas yra tradicinis, tai yra miltai, kiaušinis, džiūvėsėliai. Prieš pat pateikimą siūlau apsikepti gruzdintuvį. Daryta žalia alyvuogė ir buvo naudojama didelė alyvuogė. Aš parodysiu principą, kaip yra pagaminta. Tai pirmiausia reikia nupjaustyti pagrindą nuo kauliukų. Įdaras yra mėsos, kur yra naudojama 4 rūšių mėsytė. Tai buvo kiaulienos sprandinė, jautienos sprandinė, vištienos filė ir mortadela itališka dešra. Viskas buvo troškinama, po to buvo sumalama, įdėta parmezano sūrio, šiek tiek alyvuogių ekstra aliejaus. Dabar parodysiu, kaip reikia formuoti. Toks virtos troškintos mėsytės skonis. Taip. Su alyvuogė reikia apgaubti, kaip ir matot, ir tada yra apvoliojama miltuose, kiaušinio plakinį, džiūvėsėliuose ir kepama gruzdintuvėje, o tas trečias yra saldaus skonio. Irgi trumpai papasakosiu paruošimo technologiją. Taip va šitas. Buvo ruošiamas kremas. Tai yra, verdamas buvo pienas su citrinos žievelė. Tada reikėjo šiek tiek atvėsinti. Tada buvo naudojami tryniai. Ant 3 trynių reikėjo mums 100 gramų cukraus, 40 gramų kukurūzų krachmalo, 4 gramų miltų ir pusę litro pieno. Tryniai yra išsukami su cukrum. Kai pienas šiek tiek pravėsta, išmaišame, įdedame miltų, krachmalą ir tada ant silpnos kaitros kaitiname, kol pradės mūsų kremas tirštėti. Tuomet sudedame į formą, maždaug apie 1,5 cm storio, užklojame maistinę plėvelę ir atvėsiname, kol sustings. Tada supjaustame ir vėlgi tas pats principas, tai yra paniravimas miltai, kiaušinis ir džiūvėsėliai. Ir vėlgi yra apkepama iki ausinės spalvos. Tai prašom, skanaus.